Aš ne šiaip savo dalinuosi Gedimino vaizdainiais, ir tuo, kurį prieš tai įkėliau čia, paskutinis vaizdainis. Ne dėl to, kad jis galimai yra paskutiniam gyvenime, ar ten kurioj nors reinkarnacijoje mano brolis. Ne dėl to, kad jis dabar yra bičiulis, ne dėl to, kad mes panašiai mąstom, ne dėl to, kad man tai nieko nekainuoja arba lengva padaryti, o dėl to, kad daugelis jūsų užduodat tiek Gediminui, tiek Anatolijui, tiek man, tiek kitiems bendraminčiams klausimus. Kodėlgi su jumis taip elgiamasi? Jūs šūdo vietoj. Bet Gediminas savo vaizdainį kartu su Anatoliju paaiškina. Atsako į tą klausimą. Aš ne visada sutinku su Gedimino ar Anatolijaus nuomonė, ar tą, ką jie dėsto, ar taip, kaip jie dėsto. Būna, kad mes ir pasiginčiam, bet niekada nesimušam. Visada kokį nors konsensusą prieinam. Tai jeigu jau dalinuosi to vaizdainiu, tai jeigu kam svarbi, mano nuomonė, ką žinau, galbūt svarbi kam nors mano nuomonė, tai aš atkreipiau dėmesį į tą vaizdainių, kuriuo pasidalinau, ir dar keletą vaizdainių prieš tai. Ir kaip sakė Gediminas, atkreipsiu dėmesį į keletą vaizdainių, kuriais po to kaip priežastis ir pasiekmė. Nes per vieną vaizdainį tikriausiai yra neįmanoma išaiškinti tokio dalyko riboto suvokimo individams. Tai jums patogiau Gediminas suskaldė į tokius dalykėlius, pateikė ir dar pateiks, kaip aš supratau, iš jo paties komentaro. Reikės pasidalinsiu dar kartą. Taigi, kas nežinot, kaip jūs buvot padaryti vergais, kas nesuprantat mechanizmo viso to pirmojo žingsnio, antrojo žingsnio ir visos virtinės žingsnių, kaip jūs patapot tuo, kuo patapot ir ko pasiekmėje su jumis elgėsi kaip su šunimis, šunauja, kaip su gojais. Žiūrėkit ir dar kartą žiūrėkit. Klausykit ir dar kartą klausykit. Ir kaip senelis Leninas sakė, mokykitės ir dar kartą mokykitės. Iš Gedimino vaizdainių, galimai galbūt ir iš mano vaizdainių, aš praktiškai tikrinu, tarkim, žmogaus teisės, kaip jos čia neveikia kolonų Bananijoje. Žiūrėkit mano kanalo svečius, kuriuos aš pasikviečiu arba kurie pasiprašo į svečius ir kuriuos aš kalbinu. Vienu žodžiu, ne serialus turkiškus žiūrėkit, bet žiūrėkit tai, ką reikia žiūrėti. O kaip tik paminėjau ir vienas žmogus atvyko.